jūsų priekaištų, bet dar pasakau, būtų žymiai geriau, kad aš juos tiesiog turėčiau popieriniam variante, man būtų tiesiog patogiau kiekvieną ar atsakyti, ar kiekvieną pasistengti įgyvendinti pagal mūsų skiriaus įgalės ir kompetencijas. Tarybos nariai, prašom. Aš tiesiog kolegai kaip pasiūlyti galiu, kad mes turim komitetą tais klausimais jaunimo viską, tai tiesiog imkitės iniciatyvos ir... Aš nedam komitetui priklausau. Ir nesvarbu, kad nepriklausot, bet, reiškia, esate tarybos narys, esate jaunimo taryboje dar ir prašau, ir pajudinti reikia, gal, žinot, žmonės. Buvo, reiškia, faktas taip, kad kaip ir Vlado Šlaito bibliotekai teikiam vardą ir iš jūsų, reiškia, net nežinojo, kas tai ir yra. Suprantate, čia viskas labai žmogiškai. Gal vienam labai svarbi data, kitas užmiršo. Tai aš manau, kad čia reikėtų tiesiog padėti, priminti. Aš ir padedu priminti šito dalyko. Tarybos narys Evaldas Širma. Dėkui, gerbiamas merė. Norėčiau pasakyti nuomonę savo tik tai, kad šiuo sunkmečiu iš tikrųjų, kai daugelis žmonių iš principo netenka iš vis darbo ir lieka, sakyčiau, užribyje darbo rinkos ir tikrai sunkiai suduria galą su galu. Manau, kad šių įstaigų direktoriai turėtų suprasti, kad turėdami darbą ir turėdami kažkokias pajamas, tai jau šiandien yra labai gerai. Nesu prieš užbaigimo proceso, bet manau, kad šiai dienai tikrai vertėtų nuo tokių žingsnių aplamai susilaikyti. Ačiū. Gerai, ačiū. Tad kas už savivaldybės ūkio komiteto sprendimo pasiūlymą nepritarti šiam projektui? Prašom balsuoti. Už nepritarimą. Už 10, prieš 3, susilaikė 10. Pasiūlymas nepriimtas. Balsuojam sprendimo projektą. Tai tada kas už šį sprendimo projektą? Prašom balsuoti. Už 5, prieš 9, susilaikė 9. Sprendimas nepriimtas. Dėl viešosios, šeštas darbuotvarkės klausimas, dėl viešosios įstaigos Ukmergės PSPC stebėtojų tarybos sudarymo. Ekonomikos, biudžeto ir verslo plėtros komitete siūlyta vietoje Stasio Jaskūnai stebėtojų tarybai traukti Janę Zenglienę, miesto seniūno pavaduotoją. Prašyčiau, reiškia, kas už šį pasiūlymą, prašom balsuoti. Gal ir daugiau pasiūlymų atsiras? Taip, reiškia, tai būtų, aš paskubėjau, atsiprašau, kituose komitetuose pritarta pateiktam sprendimo projektui. Tarybos narys Andrius Kalesnikas. Dėkui, gerbiamas merė. Aš tai nelabai suprantu šito sprendimo projekto ir tiesiog galbūt net ne patys sprendimo projektą suprantu, tačiau nesuprantu gerbiamo pranešėjo, nes aiškinamojo rašte rašoma, kad už tai, kad jis yra tiesiog atsakingas už įstatų rengimą, jis pripažįsta, kad netitinka įstatymam, kurie priimti jau senokai. Tai mano manimu, pirmiausia turėtų ateiti įstatų projektas, naujos redakcijos,
tada turėtų galimėtų ir pasitvirtinti stebėtojų taryba. Tačiau žinoma, dėl ko mes skubame čia patvirtinti, tai vis dėlto manyčiau, kad taryba privalėtų įpareigoti gerbiamą pranešėją, kad pateikti naują redakciją, nes pats aiškinamajame rašte pripažįsta, kad ta redakcija nebetitinka įstatymų. Taip pat kyla klausimas, kodėlgi vis dėlto teikti vieną PSPC, o ligoninė dar šiuo metu nėra visiškai liečiama, nors visi žinome, kad pirmiausia, lygiai grečiai šitie sprendimų projektai, vyko ir pasiūlymai, nežinau, vyko, negavo kažkokių, tai vis dėlto kodėl nėra ligoninės ir kodėl nėra įstatų naujos redakcijos, norėčiau pasiteirauti. Prašau. Dėl įstaigos įstatų aš visuose komitetuose aiškinu, kad balandį aš einu į tarybą, nes praktiškai visi paruošti, įstatai jau paruošti, ligoninės ir PSPC, ir stebėtojų tarybos įstatai nuostatai, irgi praktiškai paruošti. Kiek gal sugebėsiu, gal išsiųsiu jų elektroninius variantus ir balandį aš eisiu tarybą su tuo, o dabar kodėl skubama su būtent tik PSPC. Irgi komitetuose sakiau, dėl to, kad yra dėl darbo apmokėjimo tvarkos PSPC yra pristatyta darbo grupė baigė darbą, yra pristatyta darbo apmokėjimo tvarka, turėtų būti siūloma ir tai yra siūloma